Editai trečia vieta šiandien, 78 metrai. Ar tai buvo maksimumas šiai dienai? Nežinau, jaučiuosi, kad maksimumas. Aišku, techniškai viskas baisiai buvo blogai. Skubėjau, nežinau, kantrybės trūko, kūno nejaučiau, tai tiesiog tragiškai jautės. Kažkaip nieko nejaučiau, tiesiog bėgu ir nieko nejaučiu. Tik antras tavo sezono startas, ar tai gali būti susiję dėl to, kad, kaip sakai, nejautei? Nu jo, bėgimo nejaučiau, ritmas netidirbtas, bėgimas netidirbtas, tai taip ir jaučiaus toks. Į visas pusės, kaip sakyti, išblaškytas toks. Šis grįžtame į trečią vietą aukščiausiame divizione, kiek džiugina šis pasiekimas? Nežinau, nu aišku smagu, taškų daug daviau, bet jau jokio skirtumo, vis tiek grįšim į antrą divizioną. Su ukrainiečiu juokavom, iš kur atėjom, ten ir grįšim, tai susitiksim su juo vėl antram divizionui. Kaip sekėsi tvarkyti su šiluma šiandien? Ai nežinau, kažkaip gal čia vakarop jau nebuvo taip karšta, visai neblogai gal. Nepasakyčiau, kad buvo labai jau baisiai. Aišku, tie, kurie anksčiau dalyvavo, tiem saulė buvo, pas mus pavėsis, tai problemų nemačiau tam. Prieš metimus prašai žiūrovų palaikymo, kiek jis prisidėjo šiandien? Tikėjausi, kad daugiau prisidės, bet kažkaip nepajaučiau to tokio žiūrovų palaikymo. Nu, taip, jie kaip ir padėjo, tarsi palaikė, bet nejaučiau savy to, kad man dadėtų kažko. Jau 8 Europos komandinės čempionatas tavo iš eilės, 5 kartą užėmė top 3 poziciją. Ar galima sakyti, kad šie čempionatai yra tavo sėkmingi? Kelintas? 8 iš eilės. 8 ir 5 top 3. Ar galima sakyti, kad čia yra tavo mėgstamas ir laukiamas čempionatas? Nežinau, už komandą visai smagu dalyvauti, bet lem 8 tai jau veteranus aš čia. Praeiti metai buvo pabanguoti, užėmė į 4 vietą Europos čempionate, vėliau olimpinės žaidynės nesusiklostė taip, kaip tikėjaisi. Ko iš jų pasimokė ir kaip žengi šios metus? Na, į šios metus šiek tiek sunkiai žengiu, daug skausmų, sunkus pasiruošimas buvo, tai labai rezultatai atspindita, kad tikrai iki savo gero pasiruošimo, savęs gero tiesiog dar toli, tai kaip sakyt, nu sunku, tiesiog sunku ir tiek. Ar tikėsi spėti atsistatyti ir pasiruošti vasario čempionatui? Kaip? Ar tikėsi spėti atsistatyti ir pasiruošti vasario čempionatui? Nežinau, bandysim, dirbsim, dar daug laiko. Tiesiog darysiu, ką galiu, o jau ar spėsiu ar ne, tai jau čia pamatysim čempionatą.